atvarėm į Jūrmalos parką. Ir čia visokie inkarai, didžiuliai, va inkaras, kokia grandinė storumo. Padėjai eitų suprasti. Ir čia yra visa inkarų alėja, vadinasi, siauruko bėgiai. Va čia yra inkarų alėja. Visokių inkarų pristatyta. Dabar einam, čia šalia yra džiunglių takas kažkoks. Va, džiunglių takas, krokodilai kokie, vietoj šuniukų, džiunglių takas. Einam džiunglių taku ir atspėkit, kas pastojo kelią. Raganosis. Koks raganosis. Žiūrėkit, kokia žirafa, net netelpa į kadrą man. Žirafa, o ten katytė guli ant viršaus. Leopardžiukas turėtų būti. Jau. O, koks čia pabaisa ryklys, kaip jis žioja. Nežinau, o čia ryklys. Turbūt, kad ryklys, nes pelekai yra. Ir uodega. Piranija. O ne ryklys. Piranijas snukis metu. O džiunglių šniūrai. Džiunglių šniūrai, kas čia? Ai, čia pažymėtas, kad džiunglių takas. Nu ką, kylam. Kylam. Ir žiūrėsim, kas čia bus gera. Nežinau, kaip tas kojas geriau. Čia padės gal šitaip geriau. Oba, Ieva jau išvarė su Robertu. Ciao. Visu greičiu pirmin. Viskas. Šauniai. Nu, kaip įspūdžiai po pirmą nusileidimą? Puikiai. Man irgi puikiai, va, šukuosina tvarkoj. Ate, Robertai. Antras nusileidimas. Šiek tiek bus greičiau. Mėginsiu kitaip kojas laikyti. Prieš tai, jeigu taip puikiau, tai dabar mėginsiu šitaip. Pirmą kartą buvo tokia nežinomybė, kaip čia kas, o dabar tai jau noris biškį adrenalino daugiau. Va, Ieva jau šūkauja. Va, kai nuvaro. Robertai, tu gali! Tuoj pavysiu tave.
Javužė tuoj startuos. Nu, pralėkėm po 2 račiukus su vasaros rogutėm, kai kas 3 pralėkė ir įspūdžiai geri, baimės nėra beveik visiems. Nėra, ekstremas tiesiog ir viskas. Bet nebuvo nei kad rankas atrebito, kažkokia baimė. Man kojas dreba. Dabar eisim toliau pramogų ieškotis kažkokių. Esam prie tos rogučių trasos. Nu ką, atėjo maksimalių išbandymų metas Ievai su Robertu, nes Robertas vienas bijo vaikutis, mažutis. Nu, davai. Kai apsisuksit, ką kojų neprispaustų jum. Nes apsisuksit tikrai mačiau. Nu, greičio tai mažokai, iš paragučių tikrai mažokai. Gerai pažiūrėjo, kaip Ievas Robertą nusileido, o aš kopiu į patį viršų. Ten da aukštai. Ten yra tokia elinė skulptūra, noriu pažiūrėti, kaip jinai atrodo. Iki viršūnė da nemažas gabalas, bet jau panorama kokia atsiveria gražiai. Robertas va lipo, Ieva žiūri apačioj dabar. Visi Ventspilio panorama. Ką, kopiu toliau? Va, jau matosi baubiantis elnias. Pušis tokia žemas atrodo. Ir viskas, aš viršūniai. O, koks elnias. Ragų karūna kokia graži. Esu pačioj viršūniai. Štai tokia panorama aplinkui. Rogučių trasas, pats viršus, bet taip apačia atrodo. Nu, užlipęs pačioj viršūniai, gražiau negu bet koks apžvalgos bokštas. Toliau matosi laukai, miškai, Rogučių trasas pradžia. Nu, pažiūrėsiu, kaip pariški. Nusileis. Ar greitai varys, ar negreitai. Greitai varo.
Variškis tai biškį pridėjęs, kelnes vienam stabdžiu varo. Pirmas reisas turbūt. Nu ką, pradeda leisti žemyn. Oi, tūkį neskaičiuosiu, bet jų čia yra žvėriškai daug. O taip varau ir aš su Robiniu. Robinis švapės, visas prakaitai 9 bėga. Robiniu, ko taip sunku tą padangą tempt čia? Tai Zeniau, tu sėdėsi priešais mane? Jo. Tai tu gausi pafilmuot biškį? O, kameramen. Kameramen, kameristas būsi. Man pirmam reikia atsisėsti. Vaikai? Nu, Atilpsiu aš. tai kojas į ten išmės. Nu, neišmėsi? Ne. Nu? Kur tu skris? Tikrai. Nu! Kas tai iškrito? Aš tai iškritau. Nu, teko į man šito nusileist, nors neprognozavau. Kaip realiai dėl ko šlapės buvau. Ne dėl prakaito. Ai, getriukai šuopė. Visas vanduo man pakliuvo. Nu kaip, Gerai, bet patiko. bet visai patiko, žinok. Leidžias. Opa, smagu buvo. Cerovska sada. Nu, kaip? Parein, Robinis. Daugiau ožiek. Spėja evakuotis. Vos. Vaiką akis mačiau. Per kamerą nesimatys, bet aš mačiau, kokias didelės buvo. Robertas nenorėjo leistis tą padangą, o dabar trečią kartą jau šutina į viršų. 5 eurai, 5 nusileidimai. Galim leistis dviese, gali šeima ateiti, iš karto įmuša 2 skylės, su 2 padangom leistis. Nu ką, Jūra, šiandien atsisveikinam su tavim, rytoj pasimatysim kitoj vietai. Kitam krante. Palikom savo apartamentus Ventspilį, keliaujam link Kolkos rago ir dar pakeliui mėginsim sustoti Irbenėje. Atvykom prie Irbenės radioastronomijos centro, bet čia tik pro tvorą biškai pasižiūrėsim. O štai taip atrodo antras pagal dydį Europoje radioteleskopas, lėkštės skersmuo 16 metrų. Buvo pastatytas 1971 metais ir iki 1992 metų naudotas rusų kariškių.
Atvykom į tokią keistą vietą, su keista aplinka. Štai taip atrodo buvę daugiabučiai, buvę kareivinės. Ir Benės karininkų miestelis buvęs. Daugiabučiai visi be langų. Žinau, ką laiptai išvogti jau. Kažkiek pasivaikščiosim. Šitoj pusėje jau nugriauta viskas. O čia vyksta gal kareiviam pratybos kokios. Nes matau, kai kur užbarikaduota yra. Ten dar pastatas matas iš krūmų. Visur stop juostum. Bet kiek plytų reikėjo tokį miestelį pastatyti. Atsargiai, kad neužkristų kas nors. Nu, čia jau matas ir stogo nebėra. Šviečia dangus. Įkrita viskas. Nu, čia koks pastatas. Irgi avarinis. Visur buvę asfaltuoti keliukai. Ir dabar čia tik paukščiai gyvena. Tikrai yra ką pafilmuoti bajeriukų. Gerai, kad netabus savo dieną. Pertvarus kiek išgriauti. Ko lauki? Kaliausikė tokia. O ten toli dar pastatų matas. Gerai, varom.
O čia kas neužgriuvo, ten žiūrėk kaip sutrupėję, visas toks sugriuvęs. Žiūrėkit kaip buvo, kai išvirtę pertvaras kokios. Ir kaip pavojingai čia atrodo viskas. Nu, užeikime tokį biškį gražesnį daugiabutį. Va, čia kur pertvaros tos sugriuvusios, kur iš išorės rodžiau. Nu, nieko čia nėra palikusi. Nieko. Pamojuokite. Ką tik buvom kažkokiam apleistam karininkų miestelį. Ir Benės karininkų miestelėje. Tai, Robertai, kas tau patiko labiausiai? Vaikščiot po griuvėsius? Buvai užlipęs į antrą aukštą? Iki 3, 4. Į 3. Į 3. Na, įdomu, taip keista matyti, kai apleista tokie dideli pastatai. Ne kokią vieną trobelę. Nu, ne vieną kitą trobą, daug masiškų. Pačiam patiko, kol nepradėjo kandžiot vabalai. Patiko. Aišku, čia prieš kokį 10 metų gal būtų buvę įdomiau, kai ne viskas tiek nuvandalinta. Bet tokia suvogia atmosfera, nugyvena žmonės su šeimom, butai, viskas, tai dabar nieko nelieka. Tai taip tuščia. Nenaudėliams sėdėti ant šitokios vietos aliuko. Ir čia skrisdėlynė. Kas pavarga gali prisėsti. Va. Ateinam dar prie vieno objekto. Tai Vaivų kapinės. Priėjom pirmą eksponatą, pirmą vaivelį. Čia šitas kapinės buvo pradėtos rengti, nerengti, bet kaip jos atsirado. 1960 metais sovietų valdžia uždraudė plaukioti po jūrą ir senieji žvejai visi išsikėlė savo valtis kopose ir pasistatė. Ir taip jos nejudinamos 60 metų čia jau. Buvęs malotas, apsaugotos, todėl taip greitai ir nesupuvo. Štai čia dar vienas valtis, tik tais likučiai likę. Jau pažemė jinai. Ten dar matosi metalas tas sraigtas, vairas. Štai dar viena valtis. Irgi beveik nieko iš jos nelikė. Dar kažkoks buvęs užrašas. Tai tos Vaivų kapinės tokios labai kuklios. Tik tais 3 tos valtys ir išlikusios. Daugiau nebėra. Nu va, atvykom į Kolkos ragą. Čia Baltija. Ten Rygos įlanka, einam į patį iškišulį. Vapelis toks reikalaujantis iššūkių biškį. Matome ir ruonis, kur neskubės. Juokauja gal. Prieš 3 dienas buvo, kad nuo dumblių sakė labai smirda. Bet matau, kai nepraėjo tas kvapas. O kiek pušų privirtusi. Viskas gerai. Baikit čia vaidinti. Baikit čia vaidinti. Nieko čia nėra. Svarbu gerą nuotaiką. Oi, tie ruoniai, kaip pridirba čia. Rokmova biškai juda, vadinasi yra vėjas. Jeigu būtų šuapęs, tai reiškia lyja. Jeigu nėra akmens, reiškia pavogė.
Keliaujam ieškoti apžvalgos bokšto. Tas čia bokštas ir čia yra tokia apžvalgos aikštelė padaryta. Tolumoj matosi 5 laivai. Viršūnė. Ir iš viršūnės va toks va vaizdelis pasitinka. Į Baltijos jūrą. Užlipau. Ateinam prie atodangos, pakeliui sustojam. Pavadinimą parašysiu apačioj, nes neatsimenu. Ir va tokiais laiptukais kylam prie tos atodangos. Va kokia apžvalgos aikštelė. Skardis ir tokia atodanga. Nagi gražu, tikrai gražu. Ta pusė. Ir čia dar galim nusileisti į apačią. Čia laiptukais galim nusileisti į apačią. Žvejybinis laivas ir kažkoks plačplėšas. Ten matau informacinį centrą. Esam Meuns Rags, važiuojam į kitą nakvynės vietą, kur išsinuomavom ir varysim prie jūros. Gyvenam 4 numerį. O toks kovas, netgi tavai yra. Antras aukštas, dar ir 3. Gervis kultūros, laikraščiai. Kušiniai ir tai. Tai didelis iš toksai svečių namai, viešbutis, kaip čia skaitas laikraščiai. Einam žiūrėti kokią tą jūrą. Va, tai jeigu apims įkvėpimas su pianinu pagroti. Tikrai atėjau. 2 minutės nuo savo viešbučio ir atėjom prie jūros, bet aš tokios tos jūros dar nematęs, nes ta jūra atrodo kaip ežeras. Ne, nu, paskutinis nors buvo paskutinė naktį pasilik dar čia, kad išsimaudyti prie jūros, kaip ežere. Maudysios ežere, ne jūroje. Nebejuokim kirų, žiūrėk, jau juokėt, jau žinokit, teisim. Jau jie pirmesnė atskrido iš Ventspilio į čia. Nepavyko čia išsimaudyti. Ten tolumoj matos molas, kur kirų pritūpė. Tai iki pat ten įmanoma daryti. Ir gylis tik vos virš kelio. Nu, nuotikėlį turėjom vėl. Bet kada nuotikėlį ir stresas, tada ne kamera galvoj. Taigi grįžom į savo kambarį. Ir nebeatsirakina duris. Daiktai visi viduj, mašinos dokumentai, susirašėm važiuoti į angarę. ir neprieinu prie mašinos dokumentų. Tai paskambinam šeimininkui, jo nėra namuose, papasakoja kaip ten atidaryti. Atnešė dukros atsuktuvų visokių, jau galvoju spyną teks ardyti. Bet tai reikėjo ten užkišti. Žodžiu atsirakina ir nupasakoja tokią vietą. Ten visai šalia namų ir kad čia bus graži jūra. Baltas smėlis. Nueinam įsitikinti, ar nemelavo, o jeigu ne, Engurė 11 km važiuosim į Engurę. Nu, atrodo, kad šeimininkas nemelavo. Baigiam ateiti. Ir normali jūra. Baltas smėlis. Į Latviją atvykom pro miestą Saudus, važiavom į Kuldigą. Čia vaikščiom po Krioklį, lipom į apžvalgos bokštą, apžiūrėjom senamiestį, tada vykom į Ventspilį,
Ventspilį 2 dienas prabuvom, šiandien 3 dieną. Tada važiavome į Mazirbę, aplankėm Valčių kapinės, laivų Valčių kapinės. Tada buvom Kolkos rage, pasisvečiavom. Ir nuo Kolkos vykome į Roją, pro Miausragę. Ir dabar esam tarp Miausragės ir Engurė per vidurį. Rytoj važiuosim namo pro Tukumą, Jaunpilį, Aucę. Ne, pro Tukumą. Nuo Tukumo link Jelgavą suksim ir pro Joniškį grįšim į Šiaulius. Atvykom į parkelį, tokį įdomų. Voratinkliai. Žinai, kad čia, Robertai, yra bučius. Čia žuvis įplaukia ir išplaukt nebegali. Atvykom į parkelį ir atvykom praktiškai dėl vienos skulptūros, kuri mums pasirodė įdomi. Ir dabar toj prieisim tą skulptūrą. Čia žvejys laiko ungurius kažkokius. Va, kiek prigaudė. Nežinau, ar nėgės, ar unguriai, kažkas tokio. Va, soliukai čia kaip bangas pabanguotos, o ten kaip valtis, kaip laiveliai padaryti. Čia žiūrėkit, starkis va išgraviruotas. Kokiu dar čia žuvų yra. Lašiša. Žiūrėk, Robertai, kaip išgraviruota žuvis. Šamas. Lydeka, lydo. Trauta. Stinta. Sarai. Kazė. Nežinau, kaip verčiat kazė. Oška. O čia. Plekšnės. Turėtų būti bent jau pagal išvaizdą, nes nesuprantu žuvų. Lynas. Linis latviškai. Kas čia plicis? Lydeka kokia. Breksis. O, kaip keista ant tokių bangučių. Rauda. Kur ta rauda? Užrašas yra, matytis beveik nesimata, maža labai. Kapra, karpa. Karosas, karasius. Čia tai rauda. Dabar paliksime Engurę ir keliausim prie legendinio kino muzikanto Viktoro Cojaus memorialo iki jo žuvimo vietos. Na, čia yra apie 10 km. Atvykom prie legendinio muzikanto Viktoro Cojaus žūties vietos, kur jam yra pastatytas memorialas. Tai buvo grupės Kino pagrindinis atlikėjas. Ir žuvo jisai 1990 metais atrakinta mašina. 1990 metais įtariama, kad užmigo prie vairo ir atsitrenkė į autobusą Ikaras. Štai taip atrodė, kai žuvo jam buvo 28 metai. Ir va toks memorialas jau. Čia renkasi gerbėjai, kiekvienais metais per jo žūties metinės, rugpjūčio mėnesį. Upelio turėklai irgi papuošti su Cojaus plakatais. Ir viena pusė, ir kita pusė. Vaikštam po Tukumą ir pamatėm pagal nuotraukas, norėjom prie vienos skulptūros nusifotinti. Ir jos niekur pažymėta mapse nėra. Tai pasiklausėm žmonių, parodė, kur ta skulptūra. Ir dabar jau baigiam ateit prie jos. Dama su šuniuku pametė basutę vieną. O ant kokio storo troso šuniukas pririštas. Pavalgėm pietus kartu su pusryčiais, kvazi picai, labai skanu, malonus aptarnavimas, didelės picos, rekomendacijos, o dabar eisim pasivaikščiosim po senamiestį. Vaikščiom po Tukumo senamiestį
bažnytėlė kažkokia, aikštė, bet nieko tokio įspūdingo. Važiuosim toliau, link Jelgavos judėsim. Nu, mūsų atostogos Latvijoje eina į pabaigą. Dabar grįždami sustojom Jelgavoje. Esam prie skulptūros Vaiko ratas. Ir va tokios skulptūros. Matėsi. Nu, savo 4 dienų kelionę Latvijoje baigiam. Latvija jau už nugaros. Jau įvažiavom į Lietuvą. Pravažiavom virš 700 kilometrų. Kiekvieną dieną praėjom po 20 000 žingsnių, tai aktyvios atostogos. Gaila, kai jos baigės. Dar iki darbų spėsim pailsėti namie. Žadėjom grįžti tik vakare, bet grįšim dar nenusileidus saulei, tai labai fainai. Tai ką žiūrėjot, spauskit laikus, prenumeruokit ir laukit kitų nuotykių. Iki!